Šis pastatas šiltinamas Parok mineralinė vata FAS 3. Vatą prie sienų klijuosime naudodami cementinius klijus Sacred BK. Klijų paruošimo instrukcija nurodyta ant įpakavimo. Ruošiant klijus svarbu tiksliai dozuoti vandenį. Prieš pradėdami plokščių klijavimo darbus nuo cokolinio profilio nuvalome jo montavimo metu atsiradusius nešvarumus. Šilumą izoliuojančias plokštes klijuojame iš apačios į viršų. Naudojant mineralinę vatą klijus labai svarbu tepti ant tos plokštės pusės, kurią nurodo jų gamintojas. Parok mineralinė vata toje pusėje turi ryškią raudoną liniją. Šilumą izoliuojančių plokščių montavimas angų zonoje turi būti vykdomas padarant jose kampinės išpjovas. Tik toks montavimas leidžia išvengti trūkių angų kampuose. Naudojant mineralinę vatą prieš tepant visą klijų sluoksnį, dalis jų turi būti įtrinta į plokštės paviršių. Klijai ant plokščių gali būti tepami keliais būdais. Mes tepame 2 cm aukščio ir 5 cm pločio klijų juostas plokštės perimetru, užtepdami keletą taškų plokštės viduryje taip, kad priklijavus klijai padengtų ne mažiau 40% viso plokštės paviršiaus. Kai sienos yra lygios, klijus galima užtepti naudojant dantytą glaistyklę. Pastato kampuose šilumą izoliuojančios plokštės turi būti perstumtos, o kampinės plokštės turi būti sujungiamos be klijų. Prispaudus šilumą izoliuojančias plokštės būtina pašalinti klijų perteklių, galinti sudaryti šalčio tiltelio zonas. Plokščių sandūrose susidarančios tuštumos turi būti užpildytos tos pačios šiltinimo medžiagos atraižomis. Mūsų šiltinamo pastato sienos sumūrytos iš skirtingų medžiagų ir skirtingų laikų, todėl šiltinimo sluoksnėje įrengėme deformacinę siūlę.